Namaste, amigos. Jeigu jūs manęs paklausit, ar aš pasiruošęs, jeigu jūs manęs paklausit, kur aš važiuoju, liko 12 valandų iki kelionės, aplinkui dar mėtosi krūva daiktų, kaip ir praeitais metais. Galvoje chaosas. Nemoku aš visko iš anksto daryti, darau paskutinę sekundę. Nežinau, ar tai gerai ar blogai, tiesiog turiu tokį charakterį, tokį bruožą. Bet šiaip tai pakankamai viskas suplanuota, sustyguota, sąrašiukas padarytas, kur apytiksliai važiuosiu, žinau. Bet kas manęs laukia, tai neįsivaizduoju. Sekit naujienas. Tiksliau, jeigu matot šitą kadrą, tai vadinasi, aš jau pasiekiau tikslą ir jūs jau žiūrit šitą vlogą. Bet kokiu atveju kelionė prasideda. Let's come on. Aš ir pats nustebęs. Bet jau pripratau. Dabar yra 2 nakties. Viską supakavau. Pavyko suvaldyti šiek tiek šitą chaosą. O dabar reikia nors šiek tiek pamiegoti. Kelsiuos apie 6, kad pabaigti ruošti dalykus ir judėt link stoties. Pirmoji stotelė rytoj bus Marcinkonys su traukiniu. Labas rytas. 6:30. Liko supakuot paskutinius daiktus. Pasidaryt pusryčius. Ir judėt. Gerą kelią. Negaliu patikėti, kad dabar čia sutalpinta mėnesio kelionės ekipuotė. Colton meets world. Važiuoju pirmus 2 kilometrus ir jau vis dėlto suprantu, kad daiktų per daug. Bet šį kartą paėmiau tik vieną knygą. Nuotaika tokia lengvai dūminė, kaip ir oras. Žiūrėjau, kad šiandien turėtų labai lyt, bet praeitais metais kiekvieną kartą, kai matydavau lietų, varydavau ir dažniausiai arba jis būdavo labai mažas, arba aš jį pravažiuodavau, arba išvis jo nebūdavo. Pažiūrėsim, kaip šiemet, šiandien.
Amigos, kol žiūrite šitą nuostabų timelapsą, naudodamasis progą, norėčiau padėkot ir perduot linkėjimus Artūrui Arševskiui iš AIC, kuris man parūpino pusę mano ekipuotės, miegmaišis, palapinė ir kiti būtini dalykai. Ačiū tau labai, Artūrai. Linkėjimai! Next station, Valkininkai. Valkininkai. Liko, man rodos, 4 stotelės iki Marcinkonio. Bet šiaip reiktų paguglinti, nes nežinau. Dabar pravažiuoju pro Valkininkus. Kažkada čia filmavom su Tomu video. Pasirodė, kad pamačiau pažįstamų žmonės. Marcinkonys. Mieli keliautojai, traukinys netrukus atvyks į galutinę maršruto stotį. Maloniai priminame, jog išlipdami iš traukinio nepamirštumėte pasiimti savo daiktų. Tikimės, jog kelionė buvo maloni ir netrukus vėl susitiksime. Dear passengers, we will soon be arriving at our final destination. Please take care to ensure you have all of your personal belongings. We hope that you enjoyed your trip with us, and we look forward to seeing you again soon. Sudarys ar paspaust? Gal paspaust. Bus greičiau. Taip, aš prilaikau jų. Ir atsipraškutė. Dabar, kas vardas? Nu, jeigu gali, tai bus super. Dėkui. Labai smagu padėjo išnešti tašės. Labai fainai. Judam link Druskininkų. Na va, kaip minėjau, prasidėjo nedidelis lietutis. Jis labiau padeda, nei kenkia, labiau gaivina, bet vėjas labiau užkniso. Ką tik mane aplinkė dvi fūros su didžiuliais rastais. If you know what I mean. Nebaisu, bet vis tiek milisekundę pagalvoja apie tą sceną. Dubas, myš. Dubas. Jau pirmieji požymiai, kad aš sveikstu. Važiuoju dabar ir galvoju apie praeitų metų kelionę. Iš patirties sakau, jeigu turit progą važiuoti keliu, gal šiek tiek paradoksaliai skamba,
Turiu omeny, jeigu jums rodo, kad galit sutrumpinti kelią važiuojant miškais arba žvyrkeliu, tai no, nepasitikėkit šitą opciją, nes jūs labai abejotinai, kad sutrumpinsit kelią ir labai didelė tikimybė, kad prailginsit jį porai valandų. Čia aišku kalbu, jeigu jūs vežat nemažai daiktų ir važiuojat ilgam, nes jeigu varat porai dienų ir jūsų daiktų svoris nėra labai didelis, tai drąsiai galit varyt. Bet man praeitais metais labai tai kliuvo. Matėt praeitam vlogė. Arba sekančiam, nežinau kas, kuris Nu, pirmas vat čia vat nežinau kaip kas. Gal kažkur kvepia druskininkais. Fly me to the moon and I'll return da-da-da-doo. Світи нам сам, всегда. Vis dėlto patekau į nedidelę liūtį, jau važiuoju link kempingo, bet pirmą kartą važiuoju pro Druskininkų sodo namelius. Sodo bendrija, kaip suprantu. Amazing. Atsidūriau visiškai iš kitos pusės. Labai įdomi čia gaunasi. Bet tai Druskininkai, baby. 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 Druskininkai, baby. Jau kažkada sakiau ir pasikartosiu dar. Nežinau kodėl, bet labai jaučiu didelę meilę Druskininkams. Man labai patinka šitas miestas. Gal dėl to, kad čia važiuodavom su močiute į sanatoriją. Man rodos, kad nebuvau dar pasakęs to šiandien į kamerą. Bet va dabar įvažiavau Druskininkus jau prie pat kempingo. Ir toks jausmas, kad realiai aš čia buvau, gal ne prieš dieną, bet prieš savaitę. O praėjo 10 mėnesių, per kurių tiek daug visko įvyko. Wow. Gyvenimas greitas. Planas papietaut lengvai ir tada varau iki Druskininkų akvaparko.
Vienintelė vieta, kur galėjau savo leisti pafilmuoti, tai va čia. Buvo labai faina. Pirmasis rytas po pirmosios nakties. Vakar pavakarieniavęs priguliau ir pradėjau montuoti reelsą ir atsijungiau. Ir atsibudau tik 3 nakties, lietui lyjant. Buvau pamiršęs uždaryti duris išorinės. Tai prie kojų pajutau didžiulę balą. Tai jau pirmoji naktis su minimaliais nuotykiais. Žiūrėsim, kas bus toliau. Dabar planuoju papusryčiaut, susiruošt ir judėsiu, nes nenoriu kartot klaidų praeitų metų. Kuo anksčiau pajudėsiu, tuo anksčiau atsidursiu vietoj. Šiandien tikslas yra 100 kilometrų. Pakvipo kario aromatas. Valgau pusryčius, bandau išdžiovinti palapinę po vakarykščio lietaus. Susidedu daiktus ir judu. Daiktai supakuoti, kažkaip pasirodo, kažkaip šiandien kompaktiškiau pavyko viską susidėti, nors ir atrodo gal daiktų ne tiek, kad daugiau, bet vandens 2-litrinis butelis dar įkištas. Gal kažką suvalgiau. Ir prieš išvažiuojant dabar pastebėjau, kad mano kempingo vieta buvo numeris 18, labai simboliškai. Tai va, judu dabar jau link Lenkijos. Laukia 100 kilų, vis dėlto vis tiek važiuoja per vėlai, reikėjo išvažiuoti anksčiau, bet žiūrėsim, kaip man seksis. Oras geras, nelyja, super. Net ir dviračių take gali būti avarinių situacijų. Tiksliau dažnai būna. Vakar buvau nusileidęs nuo visų, išskyrus 6. Paskutinės. Vis dėlto dar baimė. Ne baimė. Laiko nebuvo, jau reikėjo eiti iš čia. Druskininkai, baby. Per šitą kelią aš jau važiavau. Per šį greitkelį dviračiu.
happy kiddo. Prisiminiau praeitų metų nuotykį, kai nustatinėdavau Google Mapsus ir jis, aišku, rodydavo trumpą kelią, bet per žvyrą ir miškus, o man kaip jau vakar sakiau, su tokiu bagažu aš geriau važiuosiu 5 kilus ilgiau per kelią, nei 10 per žvyrkelį. Let's come on toliau. Ačiū, kad nesilenkėt. Ir žiūrėdamas į šitas nuostabias konstrukcijas. Pirmą tai pagalvojau, kad noriu Don Kichotą perskaityti, nes niekad neskaičiau. O antras dalykas tai koks aš mažas palyginus su jais. Paskutinis posūkis link Lenkijos sienos. Esu prie Lazdijų. Padarysiu čia mini pertraukėlę pusvalandžio. Ir Polska, baby. Bonjour. Na ką, antrą kartą kertu sieną su dviračiu. Neįprastas jausmas. Polska i Litva, bracia na zawsze. Mówią na mnie wygas, ruszam się na bicie jak gazela, podróżuję jak rakieta.